Sebastian Liebek. Ežiukas Latė ir vandens kiltuvas. 29 dalis. Kuprinė pradingo. Nutiko kažkas siaubinga. Didysis medis, po kuriuo pasislėpę tūnojo Latė ir Tjumas, kildamas į orą, šaka užkabino ežiuko kuprinę ir nuplėšė nuo pečių. Kai Latė pasisuko norėdamas ją sugriebti, kuprinė jau buvo iškilusi aukštai į orą. Vėjo gūsis pagavo Latę ir bloškė aukštyn. Akimirksnį, nors ir buvo įsitvėrę šakos, jis pradingo juodame debesyje. Ežiukas Latė gulėjo sustingęs ant žemės ir stebėjo, kaip rimsta audra. Jis buvo tarsi suparalyžiuotas. Ilgai negalėjo nei letenų pakrūtinti, nei žodžio ištarti. Mintis vijo vieną kitą. Negi dabar jau niekada nebeatgaus kuprinės? Negi kelionė į šiaurės girią nuėjo per niek? Ar negeriau būtų buvę, jei vilkai, lūšis ar lokiai būtų jį gyvą suėdę? Jis juk negali tuščiomis grįžti į girią. Jis jau regėjo, kaip žvėris džiaugsmingai bėga jo pasitikti šaukdami: "Vanduo, vanduo, Latė atnešė vandens." Kągi jis atsakys? Nebus vandens. Stebuklingai į vandens kiltuvą deja nusinešė audra. Visi baisiausiai nusiviltų, nepaprastai nuliūstų. Ir Latė pajuto kylant gerklę gumulą. Apimtas nevilties, jis vis kumščiavo letinomis žemę ir šaukė: "Nelemtas ciklonas, nelemtas ciklonas!" Kai audra nurimo, Tjumas pakilo iš užuoglaudos ir pažvelgė į bičiulį. Nuvokė, kokios mintis jį slegia. Bet kągi jis gali padaryti? Ir tada, kiek patylėjęs tarė: "Pamėginkime kuprinės paieškoti. Ji negalėjo toli nulėkti. Eime, pažiūrėsime." Latė pakilo ir paniuręs apsižvalgė. Kas žino, kur jie atsidūrė, liūdnai tarė, bet vis dėlto ėmė žvalgytis aplink. O Tjumas atsidusęs nėrė į krūmus, ten, kur buvo įsisukęs ciklonas. Pabaiga. 30 dalis. Prastyn, vis prastyn. Ten, kur perėjo uraganas, slūksojo baisingos sąvartos. Jam siaučiant, didžiuliai medžiai virto iš pašaknių, nuo kalnų grumėdamos ritosi didžiulės uolų nuolaužos. Išlaužytų krūmynų, išblaškytų skruzdėlynų liekanos per 100 metrų buvo nublokštos į orą. Baisi maišalynė. Atrodė, nemenkiausios vilties nebėra išvysti joje sausą medį su kuprinė ant šakos. Bet voveriukas Tjumas nusprendė nenuleisti letenų, žūtbūt surasti. Jis šokinėjo, strakaliojo šen ir ten, sakytum vis dar blaškomas ciklono. Pamatęs išverstą medį, lėkdavo ir žiūrinėdavo, ar tik nekybo ant šakos kuprinė. Bet kaskart tekdavo nusivilti. Latė, nors paniuręs, irgi visur šniukštinėjo. Praradęs kuprinę, jis labai susigraužė. Anksčiau likimas jam siuntė lokius, lūšis, vilkus. Tai buvo teisinga ir garbinga. Bet ciklonas, įnirtęs uraganas, tai jau niekšybė. Tai piktas pokštas,
likimas čia nieko dėtas. Dargi čia, girios pakraštyje, ko ne namie, kur atrodė jau niekas nebegresia. Tai baisiau užmirti. O tada per visą girią nuskardėjo džiaugsmingas Tjumo šūksnis. Štai jį, radau! Ką radai, suriko Latė ir leidosi bėgti Tjumo link. Jis vargiai teįstengė patikėti, kad kuprinė, kaip sako Tjumas, tikrai atsirado. Bet tai buvo ji. Nusviestas į Eglaičių jaunuolyną, stačias stovėjo nudžiūvęs medis. Aukštai ant jo šakos supavusi kuprinė. Valio! Sušuko Latė ir pasileido bėgti dar greičiau. Liūdesys išskydo it migla. Ir Latė, eidamas ratu apie medį, pradėjo šokti nirtulingą karo šokį. Lokiai ir vilkai, matydami jį, negyvi kristų. Tuoj nukabinsiu, sušuko Tjumas ir lyg strėlė nėrė kamienu į viršų. Rūpestingai nukabinęs kuprinę, nusileido pas Latę. Šis, drebančiomis letenomis, paėmė kuprinę ir norėdamas žvilgtelėti į brangųjį vandens kiltuvą, atrišo virvę. Ta akimirka jam išsprūdo baisus klyksmas ir jis šveitė kuprinę šalin. Vandens kiltuvo čia nėra, suriko jis, kuprinė tuščia. Pabaiga.